Viena aktualiausia šių sezono rankinių tendencija tai yra kuprinės, kurias šį sezoną mes galime neštis ne tik į darbą ar kitur, kur turime susidėti daug daiktų, bet ir eidamas į miestą. Kuprinė nebūtinai turi būti didelė ir masyvi, gali būti visai mažutė. Kita aktualia tendencija tai yra rankinės maišeliai, kurie šį sezoną dar pasipildo ir kutukais. Kutukais gali būti dekoruota tiek visa rankinė, arba gali turėti mažas detalės. Kalbant apie rankinių formą, labai aktualiai išlieka pusmėnulio. Funkcionalumo tendencija įsiliejo ne tik į kasdienį garderobą, bet ir vakarėlių tematiką. Todėl, jei jūsų planas yra ne prašmatni vakarienė prabangiame restorane, o siautulingas vakarėlis mieste, rinkitės rankinę su dirželiu, taip turėsite laisvas rankas šokiams. Talpi rankinė labai svarbu, tačiau rinkdamasis rankinių dydį atsižvelkite ir savo ūgį. Rankinė neturi atrodyti, lyg joje galėtumėt pasislėpti. Rankinė gali tapti ištikimiausiai su sąjungininkė arba slidžiai išdavikė, tad rinkdamasis rankinę pirmiausia atsižvelkite ne į dekorą ir žinoma prekės ženklą, o į medžiagas bei siūles. Taip pat svarbiausia, nepamirškite, kad garsių mados namų padirbiniais nieko neapgausite, tad geriau rinkitės nežinomą prekės ženklą, bet kokybiškai atrodančią rankinę, negu prastai pasiūtą padirbinį.